Nu, sveiki visiem. Prisiklijavom vakar. Čia ir Rūsiaus. Ir jaudalksni tokie, kojiem, komoda. Dabar darysim komodą iš jaudalksni, parodysim. Kojas yra čia suklijuotas. Kopriek sugebėti ištraukti laukans. Komoda bus mažėlėlė, tik nedidelė, bet 1,30 m aukšti. Būtent iš tų išės kojas. Ta komoda. Nusiteisti, išsipjauti. Gera. Jaunom sudėjimo. Įsiedai! Bet kas anu, mi? O. Nesmė ta buvo. Čia ne tam esmė. Nežinau, reikia iš kažkokios kitos lentos daryti gal, bet iš kitos spalvos ne per daug turiu, bet... Žodžiu, neįsivaizduoju, kodėl tie praeitos, bet supjauščiau savo visų skydą, suklijuotą. Ir vat matos, ne, koks yra išreitis. Tik vien šakalys, keturis pagalis atpjauviau. Tai vis reis, arba vien poši, arba ketu, net neįsivaizduoju, kodėl. Suklijuotas buvo vakar. Nu viens ir toks, va, pusėtins, gal sakyti, kuris man tiks. O daugiau nežinau, aš iš to niek nepadarau, kai aš klijausiu, aišku, prieš šoną tep, prikėt skydą, bet ant man teik, ką žinai, išsiteis. Nu į kon turėjau, aš su naują lentą pasidėjai, bandys daryti iš tos naujos lentos. Kas čia mum gausis? Vienos kojas trūkst, komoda. Bet vakar man išpjaunant iš tokią lentą kažkas bišti raities, greičiausiai gavus drėgmės, bišti buvus išdžiovint per daug tame dieną. Ir gavus drėgmės, štabelė būdam. Dabar iš tokia koja reikia pasidaryti kažkap šabloną, nes tokiom ilgom kojom šablonų neturiu. 64, ne? Išsibražyti ant vienose palėvėjus, susibražyti. Vis. Greičiausiai tep. O jau, prisipiešiau. Berek supražyti dabar, kas kur bir pripiešti. Pačiam. Pabiškravim, gal tas ir. Na, žodžiu. Bandyk piešti, prispaus vedrį. Gera. Dabar čia tepa, ne, kažką aptarėkus. Tepšta kažką apišakys gal. Ta laba neplaik šaką man paliek čia. Žodžiu, tep,
Gavos kažkas pamešaus, išpjaut. Čia tuik šakelė, o man ką beveik nebetrokdant, dabiš nusišlipaus tos kraštus. Stengsiuos, jeigu išės pastatyti sėjus, pusi bus gera. Dažniausiai neišė, dažniausiai geroje pusė palikti. Nėra. Pritariams. Baig žodžiu susižymėti. Frezaus šitas man. Nu, šaunam pleisių vietą. Ir renkam į krūvą. Įda. Nepatieps. Arda, išau garsiai, nesidrovėk. Aš negirdi, renku, žiūrėk spaustus, ruoščias spaust, gal padėina, gal atboda, pats nebežinau. Aboda geriausia. Spaudėjom savo šonus komodus. Atrodo kažkas panašaus, taip. Nu, sudžiūvo mūsų tas vaist. Šono komodas. Kažko gal taip reik pasidėti, nenukrist, čia viskas. Dėkui, čia taip gražiai nesam. Iš šitų šakaliuks pertvarom ant kampukų. Jau išsidalinau žodžiu, bus 5 stalčiai. Turėt gautis lygiai. Stalčių priekį pasimatau dar. Kažkur apie 23,5 gal centimetrų bus. Nu ir va, tuik dėžutį man gavos. Stalčiuks jau padarėm. Žodžiu, prisibliavo, jau tokį lentėlį prisiplijau, pasidariau. Išėjęs stalčiam pasada. Čia du tokie gavos irgi. Žodžiu, kumpi, kažkap šabliarką išlynda, tai pjausiai seniai trumpą, žodžiu, po nebeatsimentai 14-15 centimetrų išsiteis. Neblond pieštok.
Prie visiem rinksėm paprastą čia sufestulį, tų tikrų kaltų netur aš. Kažkap niekuomet nedirbdavom. Nebuvo reikalo. Net pirkti, kažko tai organizuoti. Labai mažą atidirbdavom, tu visokius spintolį. Paskui ir met kažko daugiau atsirado. Po kelis komodus per metus padarydavom viskas. Nebuvo reikalo, nes tas kaltas rūpintis. Labiausia lovus pastovėdavo viskas. Dedu guolį. Nežinau, dabar nebeatsimenu pats. Jaučiuosi kažkaip šoju prie grėti. Freza tokį bus. Gal bišk šaibu per didelį žiūrų. Oi. Frezkapį nusistačiau. Guolį susistabdžiau, nes kažko sunkia soks, nežinau, žudėsi, kas anam buvo spuistų guolį. Tepalį tepiau aš. Bandysiu pradrošti. Žlens iš pradžių įsipjūjo, tiks ilgas. Paskiau nuskersaus. Ir perleis iš naigals, nes dabar nėra už ko laikyti. Dabar palik tokie trumpi. Biškas kusturas pasidirbau. Sunkiai lent. Biškai apdroštas kraštas. Šiaip, čia šlipauti kapį nereikėtų, nes blogoj pusė ir. Gerai, dabar susiruošiau, reikia kažką peilės tvarką. Čia kaip čia.
Ves. Nežinau, pats ko čia berek. Ir taip suspaudėm čia mesanus. Čia belek toks viens. 46 mm. 47 mm, iškriek apsipjaustyti. Laikom šveitam galutina. Turėjom prisidėrį jau čia priekių. Apsifrezavau, dar čia sutik frezelinę parodžiau. Virš irgi sutik pat. Žodžiu, varom beicauti, lakauti. Rinksim į krūvą. Nu, pasirodo, gavos tai graži spalva gan. Trinam. Tai jau lakaučiam dar viens iki. Nu va, nudažėm, nubeicavom. Šaudom popyrių. Žiūram kampu, kad viskas tiktų. Šiuo atveju kažkap netinka. Paskutinį metą tunkiau man pradėjo nebetekti tau pusės konas. Все. Konstruavau čia tokį kaip šabloną. Suksim bėgelis. Va. Va, šitą bėgiu. Va. Pasidariau čia tik satrams. Visakimam. Tokį pagaliok prasidėti, kad čia teisė būtų mums. Kažko aptėp. Na, žodžiu. Viens įkėba. Tiesiog iš savo pusę gal, nedvarščiu. Matau nieką. Nu, va, stalčių sudėjau. Prisukam dunks. Sukam viršų stalčią. Nuskamuot gatau. Rankinėlis kažkokis tokis bus. Čia matau, reik dabar centrus, kažkaunas 23, 40. Čia tus prišaudžiau,
kad sukon ranginėlį neperlauksim pilingą. Kiaurą per daug suk, dėšį. Dabar reikia kažką susimatauti plius minus lygiai, kad būtų mum tarpa. Plius minus. Na, plius minus reikia dėti matauti, ko čia daugiau padarys. Bet jau žiūri iš karka, ne plius minus nelygiai jau bein. Man čia tepi patink, bišką pač paleikt. Liuksy, nes purpužalių bus per daug. Viskai šūnų čia dėjo tep, kad dirbau nebent, o ką padirbau nežinau, reik patikrinti. Kad tilptum po mėlyną. Na, žodžiu. Nusišlipau, matyta, ne? Galbūt ką geriau. Aš jau kažką puškišau. Kojenio aš sameskiau. O! Laikos to. Žodžiu. Tu nesulopam. A tu nenulopo? Ne, kas tau? Būtų jau kėbė čia. O, kalbūt kėbė vedau. Paleido, bablam, ka veidrodžių nugrins. Nu, gražiai. Ne, aš nebiš nesijaudin, žinok, bet kažin to laiko aš tik galvoju. Iš šūną pusę. Vien. Gerai, įdėjau. Skaityk viskas, jau pritaikiau. Statyk atgal. Ant moņa statyk. Statyk. Nu, viskas, noras. Nostumk. O. Žodžiu pridžiūva. Gal neapnukris. Nepataikau kažkur. Va. Nu į kon. Tuoj komodėkim ant galvos. Šaudam da popierių. Ant galą. Nugarą. Atsisveikint su jums tuo pačiu. Iki kitų video prenumeruojam kanalą.